Vartininkas laiku atmuštas kamuolys ir antras į vartus. Atmušė kamuolį Jurgis. Smūgis išpokinėjo, labai toksai klastingas, kurį atliko Airesas Souza, o po to jau stadiono statinio. Tikiškai turbūt galvoja kitaip. Žemaičių Dervišas smūgis į vartus. Tūriai reaguoja Japonas. Štai matome išmuštas kamuolys. Kažkas galbūt tą informaciją neįskaitom. Labai ataka, vėl labai gerai pereina į kairį kraštą Bobrungas, šansas ir rezultatas ten yra labai daug. Dar kartelį, puikus perdavimas. į vartus pats. Beje, jis irgi jau įrodė rungtynių metu, gali puikiai daryti, o čia ėjo. Ir taip atrodė, kad ir gavo traumą. Pataiko Vemar smūgį, atrėmė kauniečių vartininkas, bet vėl atakuoja Bobrungo Pijus Nainis. Jį dabar savotiškai sveikina Drąsiną. Dėkoja. Čia gana lengvai atrodo.
Įneša gerą perdavimą, čia nuošalės nėra, smūgis Petkevičius. Ataka dar nesibaigė ir Plungės Babrungas. Jo įvartis nulėmė Juan pergalę praeitame ture, 9-ajame ture prieš Garliavos ekipą. 89 minutę pasižymėjo Džiugas Čiškauskas, o čia Babrungo atsakas ir futbolininkai ten gerai dėl kamuolio su varžovų korpusu pakovojo Šodai Memori, nebuvo patys. Dabar jau varžovų aikštės pusėje, baudos aikštelėje ir Tačiau tuo futbolas, tuo sportas ir yra žavus, kad laikas nuo laiko matome tas tokias pelenių istorijas. dabar visai noras ir atsakymą. Bendro atsakymą kol kas nesutikė Babrungas. Dabar baudos aikštelėje pavojus rimtas, smūgis šalia vartų ir dar kartelį geras perdavimas. Ir čia spėja prie kamuolio smūgius. Minutėmis. Rodo, kad nėra to tokio stipraus knockdowno. Vietą ir kovoja dėl dabar jau ko gero kaip Klaipėdos Neptūnas ir Palanga, beje, tiek pat taškų turės kaip ir Bivon klubas, kuris turo